Daugelis besistatančių tikrai nėra visi statybų specialistai, kurie turi įgūdžių ir kurie gali sklandžiai prižiūrėti visą procesą. Tai yra žinoti tiek technologijas, tiek atitinkamai mokėti bendrauti su tam tikrais žmonėmis, kurie, kaip sakyti, turi irgi savo specifiką ir savo kalbą netgi tam tikrais atvejais. Ir tiesiog reikia tos dalykus įsivertinti ir labai gerai pagalvoti apie tai. Kita iš planavimo klaidų tai yra blogai patikrinamos sąmatos. Realiai, kiek iš čia esančių galėtumėt pakelti rankas, galėtų taip tikrai teisingai įvertinti sąmatą, tai yra kas galėtų būti iš čia statybos specialistai, kurie taip pasižiūrėtų ir viskas būtų aišku, kas tenai yra parašyta. Ar yra tokių čia pas mus? Matote, labai nedaug pasirodo. Tai iš tikrųjų vėlgi žmonės turėtų pagalvoti apie tai, kad sąmatos tai yra ta dalis, kiek realiai yra, kiek jūs turėsite pinigų sumokėti. Ir jeigu kiekvienos eilutės nepasižiūrima, arba jinai nėra suprantama, vėlgi turėtų kilti kažkoks tai klausimas, ar jūs už ją turite mokėti, ar jinai yra reikalinga. Ir dėl ko mes ir sakome, kad tai yra klaida, nes, kaip sakyti, pamato sąmatą ir mato, kad tenai yra daug nesuprantamų eilučių. Gerai, bendrai mes žinome, kad už kvadratą turėtų kainuoti ten apie 2000 litų namas, planuojam ten 160 kvadratų namą pasistatyti, lyg ir turėtume pataikyti. O kas ten iš tikrųjų yra, tai kaip ir sakau, nėra per daug gilinamasi ir jeigu, pavyzdžiui, yra neaiškumų, tikrai siūlome atkreipti į tą dėmesį, ieškoti specialistų, galinčių tą įvertinti ir pasakyti, kas vis tik tai turi būti, ar yra pagal projektą viskas, ar visi tie dalykai, kurie vis tik tai turėtų ten būti. Kita planavimo metu atliekama kaip ir funkcija, tai yra pačių rangovų statybininkų pasirinkimas. Realiai tie žmonės, kurie darys, kurie statys namą, jie turi žinoti, ką jie daro, kokias jie suteikia garantijas ir ką jie galėtų ten vis tik tai tinkamai padaryti, ar pagal technologijas atlikinės ir taip toliau. Tai vėlgi jūs įvertinkite, ar statybą turėtų atlikinėti, tarkim, ūkio būdu. Tai yra, taip liaudiškai tariant, samdomi paprasti žmonės, kurie tiesiog, kaip sakyti, ateina ir be jokių sutarčių, be jokių garantijų atliekami yra darbai. Tai vadinami teisiškai tas ūkio būdu, kuomet, kaip ir skaitosi, kad žmogus pats pasikvietė savo draugus, brolius, giminės ir taip toliau bando pasistatyti namą. Bet vėlgi tą reikia labai gerai įvertinti, ar tas atneš jums daugiau naudos, tai yra, ar jūs sutaupysite pinigų, ar po to, kaip sakyti, šitoje vietoje sutaupę gyvenimas jisai jums paprašys dar daugiau ir dar daugiau investuoti, kad sutvarkyti kažkokias tai klaidas ateityje. Na ir vienas iš tokių planavimo momentų, kuomet reikėtų pagalvoti, tai yra, ar verta vis tik tai apdrausti statybas. Tai yra tikrai galimybė, daugelis draudimo bendrovių gali pasiūlyti draudimą, tai yra būtent statybos periodui. Taip atrodo, kad lyg ir nelabai yra čia ką apdrausti, lyg ir dar čia viską statome, bet kai prasideda, atsiranda, jūs vežate ir medžiagas, vežate ir įvairias sistemas, kurios vis tik tai kainuoja kažkokius tai pinigus, jos turi būti atitinkamai saugomos o kai būna atveža, padeda tiek plytas, tiek blokelius ir tiesiog
atrodo, lyg ir turėtų tie patys rangovai būti, ar tai už jas atsakingi, ar tai dar kažkas. Tai tokius klausimus iš tikro galėtų padėti išspręsti būtent draudimo bendrovės. Tai yra tais atvejais, kai iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, kažkokie tai praradimai. Ar pavogta kažkas tai, ar netgi nuo tokių dalykų, kai, tarkim, pavyzdžiui, tie patys rangovai kažką tai bedarydami sugadino kito rangovo atliktus darbus, reikia kažką tai atstatyti. Tai yra, tokiu atveju daugelį sutarčių tai nėra apibriešta, kas tai turės tokius darbus daryti ir kas tai vis tik tai kompensuoja. Ir tokių situacijų pasitaiko ir tai yra, kaip sakyti, normalu galbūt statyboje, kuomet vėlgi visi tie nuostoliai eina iš savininko, iš statytojo kišenės. Tai draudimas šiuo atveju, mokant atitinkamą ten tikrai ne per didžiausią sumą, galėtų išspręsti tokią problemą ir padaryti tai kaip naudinga. Toliau, vienas iš susiplanavome ir reikėtų jau kaip ir prasidėti nuo projektavimo. Projektavimas prasideda nuo to, kad yra išimamos techninės sąlygos ir eina procesas, kuomet turime gauti statybos leidimą. Tai yra pakankamai sudėtinga ir ilgai trunkanti dokumentacijos tvarkymo eiga, kuriai dažniausiai taip pat reikalinga kontrolė. Aišku, yra architektas, kuris yra kaip ir projektų vadovas, bet iš praktikos ir iš mūsų praktikos ir iš, manau, daugelio besistatančių praktikos yra taip, kad situacija architektas dažniausiai bent jau taip atsako už savo dalį ir po to yra kitų projektų, kaip sakyti, projektavimo dalių kaip ir atstovai, kurie atlieka savo projektavimo dalį. Ir dažnai šitose vietose yra įtraukiamas klientas, kuomet tarkim, yra parašymas architektūrinis projektas ir tada sakoma, dabar nuvažiuokite ten, pasidarykite, pavyzdžiui, ten kokių tai vandentiekio projektą ar dar kažką ir tada grąžinkite pas mane ir mes pratęsime. Ir atsiranda žmogui, kaip sakyti, tokių nepatogumų, kuomet, vėlgi iš to nežinojimo atsiranda ir papildomos išlaidos, ir papildomi pinigai. Ir tai yra momentas, kuomet, kaip sakyti, netgi su tuo pačiu architektu prieš rašantis sutartis reikėtų apkalbėti šitus klausimus. Tai yra, kas vis tik tai surinks kitus projektus, ar tai yra to paties architekto atsakomybėje, ar tai yra jūsų atsakomybėje. Ir aišku, visą tai susives į finansus, tai yra bus arba papildomi finansai, arba tai yra, tarkim, jūsų susitarimo su pagrindiniu projektų vadovu, kas atves jūs iki statybos leidimų klausimas. Tai čia irgi toks pakankamai svarbus momentas, nes visas šitas procesas jis dažniausiai trunka taip kokį gerą pusmetį. Architektūros projektavimas. Tai yra ilgas projektų rengimo laikas, dažnai projektai pateikiami su klaidomis ir vėlesnėme etape privaloma skirti daug laiko bei piniginių kaštų korekcijomis. Šičia turime omeny tai, kad tai yra tikrai nieko prieš architektus ir prieš šios profesijos kolegas. Tiesiog, kaip pasakyti, mes galbūt iš savo pusės pradėjome tokį pakankamai naują dalyką taikyti, kuomet yra atliekami projektavimo darbai ir angliškas yra toks terminas design to budget, tai yra, kuomet yra daromas projektavimas, iš karto vertinant, kiek tai kainuos įgyvendinti. Ir šitas momentas yra pakankamai architektūriniai daly, tarkim, gali būti labai daug sprendimų priimta, kurios po to finansiškai, iš tikrųjų, brangiai kainuos įgyvendinti. Ir tikrai turėjome ne vieną pavyzdį, kai, namai tikrai nubraižomi gražus ir iš architektūrinės pusės ir iš atrodo gyvenimo malonumo tenai pusės bus tikrai labai komfortabilus ir po to, kai prieiname prie to, kad reikia suskaičiuoti, kiek visą tai kainuoja, mes gavome tokį keletą variantų buvo, kai suma buvo beveik dvigubai, negu žmogus buvo pasiruošęs išleisti. Tai iš tikrųjų, tokioje situacijoje,
tas modelis kaip ir atrodytų labai teisingas, bet jisai kartais parodo tokį kaip ir atsiranda nusiminimas pas žmogų, nes atrodo, norim gyventi tokiame name, bet pasirodo mes jame negalime gyventi. Ir toks atsiranda tokių momentų, kuomet reikėtų irgi labai gerai pagalvoti, kokius sprendimus priimti, ar pasiduoti pilnai architektūrai, ar vis tik tai galvoti, kokie yra dalykai ir kiek tai galima, tarkim, bus įgyvendinti. Inžinerinis projektavimas. Būna tokių dalykų, tai irgi, kaip sakyti, nedažnai pasitaikantis momentai, kuomet yra tiesiog suprojektuojama galbūt nelabai racionaliai, neatsižvelgiant į architektūrą. Tai yra čia galbūt tuo momentu, kai yra tiesiog žmogus būna priverstas eitis ieškoti, pavyzdžiui, inžinerinio projektuotojo, tai yra ne su architektu, o pats. Arba iš finansinių sumetimų, tarkim, tai bando padaryti tokiais atvejais ir tiesiog tam projektuotojui yra paduodami ne iki galo paruošti brėžiniai, ne iki galo pasakyta architekto idėja ir tiesiog yra suprojektuojama taip, kaip jam galbūt atrodo, bet nėra taip, kaip iš tikrųjų tas visą tai turėtų po to būti įgyvendinama arba kokia netgi to paties architekto idėja buvo. Ir atsiranda tokių dalykų, kuomet po to visi šitie klausimai iškyla statybos metu. Tai yra visi tokie neracionalūs sprendimai, po to juos reikia įgyvendinti. Ir ateina rangovai, kurie pasiruošia tą padaryti ir atsiranda tokių dalykų, kad atrodo projekte buvo numatyta tas ir dar kažkas, o po to pasirodo, kad čia šitas mazgas yra neišspręstas, šitas pasirodo ne taip, kaip turėtų būti padarytas yra ir atsiranda papildomi pinigai, kurie iš tikrųjų kainuoja vėlgi tam pačiam savininkui. Kokios apskritai būna komunikacijos rengiantis ir statantis nuosavą namą, tai yra pagrindinės štai šitos - elektra, vanduo, dujos, lietaus ir buities nuotekos. Kaip papildomas gali būti telekomunikacijos silpnos srovės ir atitinkamai priklausomai nuo gyvenvietės susisiekimo komunikacijos. Tai yra keliai, privažiavimai. Jeigu yra statoma, tarkim, labiau laukuose, tai tada reikia, kad gauti statybos leidimą, pasiruošti ir štai šitus projektus, kurie, kaip sakyti, yra privalomi ir būtini. Taip, tai tarkim, imame tą momentą, kad jau gavome statybos leidimą ir mums jau kaip ir reikėtų pradėti ruošti statybomis ir praktiškai nuo ko vėlgi pradėti, ką daryti, ko nedaryti, kaip žinoti, kad tai, ką mes padarėme, vis tik tai bus gerai. Visų pirma, tai reikia pasiruošti sklypą statyboms. Kas tai yra paruoštas sklypoms statyboms? Tai visų pirma, jis turi būti turintis detalųjį planą, turi būti aptvertas. Čia tas turi būti, tai mes kalbame taip labai teoriškai, o praktiškai